Sveiki dar kartą. Štaigi antra diena su mūsų projektuku. Ką šiandien padarėm, tai pradėsiu nuo galinių spyruoklių. Kairė, dešinė, pakeistos, išsikėlė visas galas. Aišku, nekreipkim dėmesio, kad šitą pusę pasėdus, nes ten duobė ir dar padanga nuleista. Bet esmė, kad išsikėlė tvarkingai. Viskas kaip priklauso. Viena pagalvė buvo bloga, kita gera, vieną pasiliekam. Gal viso pikto. Taigi, ką padarėm, dar nuėmėm apdailas. Šitoje pusėje viskas tvarkingai nusėmė, kaip ir turi būti, o šitoje pusėje kažkas jau dažė, kaip matosi, ir buvo priklijuota ant stiklo klijų visa apdaila, tai reikėjo pavargti, kol nuimti, bet nuimta. Taigi toliau, ką mes padarėm, pagrindas. Dar nuėmėm šitą, taipogi buvo priklijuotas, čia tik pažiūrėjimai. Nuardėm durų apdailą. Po jie labai daug purvo šiaip iš tikrųjų. Ten irgi buvo priklijuota ta. Tai žodžiu, visur priklijuota, viskas priklijuota. Turime čia suplyšusią gumą, bet nupirkom jau naują. Kaip naują dėvėtą, dėsim kitą. Žiūrėjom toliau. Dugno apsauga išplovėm. Pagrindinis darbas, ką padarėm, tai išsiplovėm visą motoro skyrių. Visą. Galima ir geriau, bet kaip visos dienos darbas ir taip jau nusibodo įplauti, tai viskas buvo ten viduje tepalė, viskas čia buvo tepalė, viskas iš apačios buvo tepalė, absoliučiai nieko nesimatė. Dabar bent jau matosi, kad ten viduje kažkoks varžtas, čia kažkas matosi. Taigi, ką toliau darėm? Darėm pakeistos naujos žvakės. Užsakėm naują tarpinę šitą. Dar netėjo, lauksim. Buvom nuėmę kolektorių, ten aišku plovimai vyko. Išplovėm šitos visus purkštukus benzininius. Sudėjom atgal. CC valvą. Šitą pakeitėm į naują žarnos. Iki pat apačios. Tada radom vakuumo žarnelę. Šita visa sutrukinėjusi vakuumas buvo, pralaidus vakuumas. Taipogi ten padarėm irgi kitą žarną, visiškai sutrukusi oro paėmimo žarną. Automatiškai dėl tokių problemų motoras gali baisiai misfirint ant visų cilindrų. Tai galimai turėjo įtakos, nes visas motoras taipogi misfirino. Bet čia matysim jau užkūrę. Tada toliau uždėjom naują, dėvėtą stiprintuvas, vairo stiprintuvo, motoriuką, nauji guoliukai, naujas diržas, šitas atėjo netoks, grąžinom, laukiam naujas termostatas. Kol kas tiek, uždėsim diržiuką, pakeisim tarpinę ir dėsim radiatorius. Greičia, taip, kažkas tokio. Dėsim tą, taipogi dar buvo nulaužtas va šitas apiplovimo, pakeitėm dėvėtų kitu. Tai žodžiu, visą dieną užtruko surinkt, išplaut, padaryt. Liko, dar nepakeitėm lambda zondo gale, bet lambda jau turim, atėjusi. Turim naujus kyšius, antifrizus. Viską turim, viską reikės daryti. Per visoje dieną yra per mažai valandų, kad viską suspėt padaryti, bet bandom suspėt. Taipogi irgi čia viskas nuimta, viskas buvo ant kažkokios lipnios juostos, žodžiu, nelabai tvarkingai buvo padaryta. Bet žiūrėsim, reikia padangų taipogi naujų, nes šitas biškiai slykai. Kas čia dar? Šiandienos darbai kaip ir ties tuo ir pasibaigė. Iki kitų kartų. Kol kas.